Nu, sveiki gyvi, vėl oro uostas, vėl kelionė, vėl skrydis. Kągi, šį kartą skrendu į niekada dar nelankytą šalį. Tai Jungtinės Amerikos valstijos ir miestas New Yorkas. Skrydžio trukmė apie 7,5 valandos ir vietiniu laiku Amerikoje būsiu apie 11 ryto jų laiku, o atgal išskrendu trečiadienį 11 vakaro. Pas mus dabar apie 7:30 ryto. Lėktuvas kyla pagal laiką 8:25, tikiuosi nevėluosim. Šiandien labai mažai miegau, nes anksti keltis, reikėjo važiuoti į oro uostą. Tai manau lėktuvę kažkiek pasnausiu biškį, nes nusileidus nebus kada ilsėtis, iš karto reikės lėkti. Todėl ką, iki ir pasimatysim New Yorke. Tai welcome to United States, kaip sakoma. Atvykau į New Yorką. Joe Kennedyo oro uostas vadinasi. Lauke 25 laipsniai, šilta. Skrydis neprailgo. 7 valandos kažkur skridom, bet lėktuvas patogus, daug vietos. Tai nepavargau. Maitino, televizorių galima buvo žiūrėti filmus. Tai nuovargio nesijaučia. Tik tai labai keista, kad turėsiu dvigubą dieną, nes Anglijoje išskridau ryte ir atskridau čia ryte. Kadangi skirtumas tarp Anglijos ir New Yorko yra -5 valandos. Viskas, pasus praėjau, labai nesikabinėjo, viskas tvarkingai. Pirštų anspaudus tik nuėmė, pasą patikrino, uždėjo štampą ir viskas. Dabar žiūriu iki viešbučio, kaip davažiuot. Mano viešbutis yra prie centrinio New Yorko parko. Bet aš, kadangi visada taupus esu, tai bandysiu važiuoti su traukiniais. Bus pigiau, nes su Uberiu mačiau kainuoja $75. Tai va, laukiu traukinio ir judėsiu. Su metro važinėju, tikiuosi nepasiklysiu. Nuorodos yra kaip ir lygtais paprasta. Kortelė atsiskaityti eina svarbiausia, nes dolerių neturiu kol kas. Važiavau dabar iki, kaip suprantu, šitas rajonas, kur mano viešbutis, vadinasi Manhattanas. Norėjau važiuoti su taksi, bet taksi labai brangu, Uberis apie $70 nuo oro uosto davažiuoti lygi čia. Tai pasirinkau važiuoti su metro, 2 linijom važiavau, tai apie $5 sumokėjau, gal biški daugiau, bet tikrai ne 70. Nu, miestas toks įspūdis, tai geras, išeini toks, wow, didybė tokia, tie pastatai didžiuliai, dangoraižiai. Mano viešbutis čia netoli to tokio didžiojo garsaus centrinio New Yorko parko. Jeigu pažiūrėtumėt žemėlapį, tai iš viršaus žiūrint, tarp betono džiunglių, tarp didžiulių pastatų mieste, per vidurį toks žalias, pailgas didžiulis parkas. Jeigu neklystu, per šitam parke filmavo filmą Vienas namuose. Iš tikrųjų nelabai ką daug galiu apie tą New Yorką papasakoti, nes pats esu čia pirmą kartą. Tuo New Yorku nelabai domėjaus, kiek pats matęs per teliką, tiek. Prieš važiuodamas greitai į YouTube nuėjau, pasižiūrėjau, ką galima pamatyti New Yorke. Tai va, pasižymėjau porą vietų. Nu, reikės būtinai aplankyti tą vietą, kur buvo tie 2 dangoraižiai dvyniai. Sugriuvę ten dabar memorialinis paminklas, ten fontanas kažkoks. Tai va, tenai tikrai reiks nuvažiuoti, paskui prie Laisvės statulos Liberty reiktų nuvažiuoti. Nu ir žiūrėsiu dar kažkur tai. Vis dėlto dar per anksti nedavė man dar kambario, bet leido pasilikti daiktus, tai kuprinę pasidėjau ir dabar lėkiu į miestą. Einu pasikeisti pinigų, nes noriu valgyti kažką ir
Pas amerikiečius visai kitokios rozetės. Tai nei europiniai, nei angliški tie nebetinka. Tai reikia būtinai ieškoti nusipirkti amerikietišką angalį pakrovėjų. Ir štai tas didžiulis centrinis parkas vidury miesto. Pažiūrėkit, žmonės, kas sportuoja, kas dviračiais važinėja. Va, štai čia žmonės irgi tai va čilina vasarą. Oras tai pasakiškas. Įdomiai, taip va eini žaluma. Tolumo išdygsta va tokie va didžiuliai pastatai. O, kokie papuošti. Kaip to valanda $187. Nepigiai, sakyčiau. O kiek čia jų stovi. Mokyklinių autobusų kiek. Visas karavanas. Kažką filmuoja. Chance of highway. Taigi čia yra garsioji Times Square, ta garsioji aikštė. Kaip jinai verčiasi laiko aikštė, Times Square. Here we go! Everybody clap your hands! Nu, gražiai atrodo, bet sakė naktį, kai sutemsta labai gražu, tai reikės dar ateiti, kai sutems, nes šviesoj vienaip atrodo, tamsoj tai išvis čia visas miestas nerealiai turbūt šviečia. Tai pagalvojau, kad išniekintas iš pradžių, bet čia taip turi būti toksai užrašas. O picų rojus. Tikras amerikietiškas maistas. Nu, dar burgeriai, aišku, bet picos pas juos labai populiarios. Čia, man atrodo, filmavo, ar ne King Kongą. Kaip lipo į šitą pastatą didžiulį jisai. Greičiausiai. Bijau klyst, bet man atrodo, kad į šitą ir lipo. Ką norėjau apie New Yorką papasakoti, tai labai daug benamių, valkatų visokių ir tokių, kaip nesuprasi, ar jie nesveikia, ar jie apsivartoja kažko kaip invalidai, kaip neinvalidai, kai rachitai vaikšto, ten su savim kalba. Tokių va, nemažai čia centre. Tokia va, kitas tenais va laukia, tai va tokių čia pilna. Ir vat nesuprasi, kas, ar jie čia apsitorčinė, ar jie čia... Bet jo, greičiausiai bus apsitorčinė. Kuom išsiskiria New Yorkas? Aš nežinau, gal ir visa Amerika, nemačiau ir viso Amerika, kažkaip nelabai pamenu, bet tai savo geltonai šviesoforais, geltonai nudažytais ir geltoni taksai.
Gali būti, kad ir visoje Amerikoje, taip aš kažkaip neatkreipiau dėmesio, bet vat, New Yorkas tai grinai va, ta geltona spalva. Štai va, geltona. Nu va, o čia krepšinio gerbėjams. Ne tik Lietuva krepšinio šalis. Amerika irgi krepšinio šalis. O, pažiūrėkit, lauko aikštelė su švieslentė kokia padaryta. Arfigėt. Gražiai moderniai aikštelė įrengta. Čia žmonės sėdi, nežinau, čilina. Čia gal ruošiasi žaisti, ar ką čia daro, aš nežinau. Čia jų nemažai. Čia turnyrai gal kokie vyksta. Štai dar vienas koks įdomus pastatas, kaip įdomiai pastatytas. Štai čia yra rugsėjo 11-osios teroro akto tokia likusi nusugriauto dangoraižio duobė. Čia padarė memorialą iš jos, fontaną ir iškalė visų čia žuvusių žmonių vardus, kurie žuvo teroro akto metu. Tai čia buvo pirmasis dangoraižis, o štai čia antrasis va irgi. Bet čia nebėga vanduo, čia kitais arba išjungia, arba čia nežinau, ką jie čia padarė. Bet čia tuščia duobė be vandens. Taigi šiandien praėjau nemažai nuo savo viešbučio iki pat pakrantės. Galima sakyti beveik per visą miestą. Nu, ne per visą miestą, bet nemažas gabalas gavosi. Tai bendroji sumoja apie 6-7 kilometrai. Ir va, priėjau pakrantę ir tolumoje matosi Liberty Island. Laisvės statula. Aišku, ten į tą salą reikia plaukti, reikia su turu užsisakyti laivą, šiandien aš jau nespėjau. Tai jeigu dar liksiu rytoj, tai gal rytoj dar aš nuplauksiu ten. Arba bent jau arčiau praplauksiu pro šoną. Nu jo, realiai naktį gražiau, bet ir žmonių žymiai daugiau. Sunku praeiti. Trafikai. Taigi, lieku dar vienai dienai New York'e. Pakeis man bilietą, tik nežinau kelintai rytoj valandai, nes šiandieną turėjau išskristi 11 nakties. Tai neskrendu, skrisiu rytoj. Viešbutį teko nusipirkti kitą, nes tame, kur buvau, laisvų kambarių nėra. Ir vėlgi, kaip užsisakiau kambarį, čekinas tik tai nuo 3 dienos. Dėl to dabar nusipirkau ekskursiją, turą su laivu aplink New Yorką. Praplauks tas pačias tokias įžymiausias vietas, tai statula Laisvės,
praplauks Bruklino tiltą, dar kažkurias vietas, salas kažkurias. Tai turas prasideda 12, dabar yra po 11, apie pusę 12, tai turiu dar pusę valandos. Atvykau į prieplauką, iš kurios plauksiu, ir už akies užkliuvo didžiulis karinis laivas. Sakyčiau, netgi ne laivas, lėktuvnešis, ko nesu matęs savo gyvom akim. Ir dabar pamatysiu tai iš arti. Čia greičiausiai jisai gal kaip muziejus, neplaukiantis, bet atrodo įspūdingai, didžiulis. Jo, pažiūrėjau internete, tai čia yra muziejus. Bilietai kainuoja nuo 25 iki 28 svarų. O tai va. Nu, bet aš neįsiu. Einu, dar liko 25 minutės iki išplaukimo mano kelto. Pasiplaukiau laivu. Iš tikrųjų, kartais tikrai verta pasiimti tokį turą. Tai ir pamatai miestą biškį iš kitos pusės ir sužinai kažką naujo, kažką papasakoja. Nes pats tikai nebuvęs, tai nieko nežinai, tai va. Tikrai naudinga, tikrai verta buvo. O dabar po biškį pasivaikščiodamas einu link savo viešbučio. Pasidaryti čekiną, pasidėti daiktus ir judėsim toliau kažkur. Dabar vėl esu centriniam parke, parsisiunčiau programėlę, kad išsinuomoti dviratį ir su dviračiu tada pasivažinėsiu po parką, nes parkas tikrai yra didžiulis ir pėstute vaikščioti tikrai nėra lengva, ypač kai toksai karštis, labai alina. Nesąmonė, žodžiu, tas dviratis galiu pasakyti. Parsisiunčiau programėlę, nusiskanavau, pasiūlė nusipirkti dienos pasą, kuris kainuoja $27. Bandžiau pirkti dienos pasą, nenupirko kažkaip ir pradėjau skaičiuoti kaip už minutę važiavimo, ten po kažkiek centų. Tai žodžiu, 8 minutės važiavimo su dviračiu paskaičiavo $9. Mečiau nafik aš tą dviratį ir einu piškom. Neapsimoka, iš tikrųjų, žiauriai brangu.
Šiandien labai karšta diena, iš tikrųjų neįmanoma net kvėpuoti. Pasižiūriu orus, pažiūriu temperatūrą, 34 laipsniai šilumos. Mirtis, mirtis. Čia kažkokia maisto mugė, skanėstų. Bet kai toks karštis, tai vapšė valgyti nesinori. Tik tai gert ir gert. Filipinų virtuvė. Kolumbietiška matau, braziliška yra. Nu ir žinoma, piderastiška. Štai per tokį karštį nieko nesinori, tik sėdėti kokiam pavėsį ir gurkšnot šaltus gėrimus. Randuosi ant Bruklino tilto. Štai tolumoji Manheteno tiltas. Ir taip, kitam krante Bruklino rajonas, Bruklinas. O štai čia, šioje pusėje Manhetenas. Nerealaus dydžio tiltas. Ir kas įdomiausia, grindinys padarytas medinis. Iš medžio. Ir taip, mano vizitas Niujorke baigėsi. Laukiu savo skrydžio, kuris truputėlį vėluoja, apie 40 minučių. Bet Anglijoje būsiu apie 12 valandą dienos. Taigi Niujorkas, galima sakyti, patiko. Niujorkas už Londoną man bent jau daug švaresnis, daug gražesnis. Tik tais labai daug benamių, narkomanų, kas man labai nepatiko. Kartais net jautiesi, kaip kokioj trečioj šaly eina žmonės ir prašo išmaldos. Ir tokių labai daug. Miega gatvėse, valkatauja, ubagauja. Narkomanai labai keistai elgiasi, labai save veda keistai. Tai va, tokie dalykai. Bet visumoje visai patiko, malonu buvo aplankyti naują šalį. Ir ką, susitiksime kažkokioje kitoje šaly. Iki.